Pastarosiomis dienomis Lietuvos Respublikos Seime ir už jo ribų vyksta daug diskusijų dėl galimo naujosios sąjungos prisijungimo prie Seimo valdančiosios koalicijos. Kokia yra naujosios sąjungos socialliberalų pozicija šio klausimu? 5TV kalbina partijos pirmininką Artūrą Paulauską. Taigi, pirmininkė, kas šiuo metu vyksta Lietuvos politinėje padangėje ir kokia yra naujosios sąjungos pozicija dėl naujai formuojamos daugumos Seime? Nelengvas mums apsisprendimas. Pakviesti buvom prisijungti prie valdančios koalicijos. Kaip žinia, iki kadencijos visiškai nedaug liko mėnesių. Ir todėl, apsvarstę visus už ir prieš, vis tiek padarėme sprendimą jungtis. Kodėl? Turbūt jūs irgi pastebėt daug chaoso mūsų politinėme gyvenime, vyriausybės negebėjimą priimti sprendimų ir mūsų atėjimas, mūsų nuomonė, galėtų stabilizuoti politinę, visuomeninę situaciją, padėti vyriausybei sėkmingai užbaigti šią kadenciją, padaryti pradėtus darbus. Ir aišku, mūsų apsisprendimas ateiti į koaliciją yra susijęs su 6 darbais. Mes manom, per tą laiką ypatingai daug planuoti neverta, bet štai 6 darbus, iš jų 4 labai konkrečius susijusius su įstatymų priimimu, mes norime padaryti. Ir tą fiksavome savo susitarime su valdančia koalicija dėl atėjimo arba dėl prisijungimo į koaliciją. 6 darbai tai yra: pirmas, nustatyti mokytojų atlyginimus. Mes dabar matom, kad mokytojų finansinė, materialinė padėtis yra labai sunki, streikai, nepasitenkinimas. Todėl jau pirmą pusmetį mes sutarėme su valdančia koalicija spręsti atlyginimų klausimus. Priimti įstatymą dėl mokytojų statuso, kuriame būtų numatytas ir atlyginimo dydis, ir pensijinis amžius, ir visi kiti socialiniai klausimai. Priimti įstatymą dėl lengvatų tėvams auginantiems vaikus. Mes šiandien esam pateikę Seimui įstatymo projektą, kurį parėmė 60 000 Lietuvos piliečių, kad gyventojų pajamų mokestis būtų mažesnis tėvams auginantiems vaikus. Trečias mūsų punktas susijęs su augančiomis kainomis ir mūsų pasiūlymas buvo kompensuoti dėl augančių kainų į pajamų praradimus, didinant atlyginimą, pensijas ir kitas socialinės išmokas. Ir taip pat 5. punktas numatė priimti teismų įstatymą, pradėti teismų reformą arba spartinti teismų reformą ir užtikrinti veiksmingą teisėsaugos institucijų darbą, pradedant policijos reformą. Tai štai yra svarbiausi darbai, dėl kurių mes ir ateiname į valdančią koaliciją. Be abejo, šiandien labai daug kalbama apie postus. Mes apskritai nekėlėme pradžioje jokio klausimo dėl kokio konkretaus posto. Tiesiog derybų metu mums partneriai pasiūlė įvairias pozicijas pagal mūsų kvotas Seime ir vyriausybėje. Mums tie pasiūlymai buvo priimtini, mes sutikome ir suderėjome dėl tam tikrų pozicijų tiek vyriausybėje, tiek Seime. Pasibaigus derybom atsirado tam tikrų įtampų valdančios koalicijos viduje dėl, matyt, negalėjimo įgyvendinti šitų susitarimo nuostatų. Ir aš manau, kad šiuo metu mes užėmėm tokią atsargią laukimo poziciją, kol tiesiog valdančioji koalicija įsispręs viduj kilusias įtampas. Bet tikiuosi, kad kitą savaitę mes galėsim pasirašyti susitarimą ir visi neaiškumai ar kažkokie tai įtampo židiniai bus pašalinti. Taigi mūsų atėjimas nors ir trumpam laikui, man atrodo, prisidėtų prie aktualiausių problemų sprendimo. Ir mes rinkimų metu galėtumėm atsiskaityti rinkėjams labai konkrečiai ir, kas svarbiausia, stabilizuotų mūsų visuomeninį politinį gyvenimą.
Daug aistrų kelia ir naujosios atominės elektrinės statybos bei nacionalinių investuotojų kūrimo klausimas. Kokia yra naujosios sąjungos pozicija šio klausimu, būti ar nebūti Leo? Mūsų nuomonė dėl atominės elektrinės yra labai aiški, kad ją reikia statyti, reikia nutiesti tinklus į vakarus ir svarbiausia, kad šitame projekte galėtų dalyvauti ir privatus asmenys arba privačios kompanijos. Kitas dalykas, kaip įgyvendinamas tas projektas, kaip ir kitiems mums kelia tam tikrų susirūpinimų dėl jo skaidrumo, dėl užsitęsusių ginčų. Ir dabar Seime mes kaip tik tai svarstome atominės elektrinės įstatymo papildymo pataisas, kurios aiškiau apibrėžtų tikslą. Visgi dėl ko kuriamas nacionalinis investuotojas? Kodėl jis yra, reiškia, kuriamas? Suformuluojant tikslus ir pagrindinius, ir papildomus. Ir mūsų frakcija yra pasiruošusi papildyti šitą įstatymą dėl aiškesnių tikslų suformulavimo. Ir daugumos frakcijos narių yra pasiryžę paremti šitą įstatymo projektą. Ne visi vienodai masto, yra ir kitaip galvojančių mūsų frakcijai, todėl mes užbėgdami už akių įvairioms insinuacijoms, kaltinimams, sakome, kad mūsų atėjimas į koaliciją negali būti siejamas su balsavimu dėl Leo. Mūsų pozicija yra balsuoti laisvai ir mes tai balsuotumėm ar eidami į koaliciją, ar likdami opozicijoje. Todėl šitų klausimų mes nesiejam ir sąmoningai atskiriam šitą balsavimą dėl Leo. Todėl kaltinimai, kad valdančioji koalicija mus kviečia norėdama užtikrinti balsus, tiesiog yra nepagristi ir tam mes aiškiai formuluojam poziciją dar prieš atėjimą. Ačiū už pokalbį. Kalbiname Naujosios sąjungos socialliberalų pirmininką Artūrą Paulauską.